Labas rytas visiems. Iš ties, matau, kad nors ir yra salėje žmonių, bet kiek mane informavo žiniasklaidos atstovai, Delfis, LRT, Alfa ir kiti portalai stebi šią transliaciją tiesiogiai. Bet jeigu bus klausimus galite užduoti, mes bandysime juos atsakyti. Taip, iš karto prisistatau, tai esu Dainius Gaižauskas, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas. Kartu su manimi dalyvauja Kęstutis Tumelis, kurio paprašiau prieš šią spaudos konferenciją, kaip jūs pristatyti, jisai paprašė trumpai, kad tai yra profesionalus programuotojas, daugiau negu 20 metų dirba šioje srityje ir yra kibernetinio saugumo specialistas, kuris darbuojasi daugiau su privačiomis kompanijomis ir atstovauja būtent tų programuotojų bendruomenę šiandien šios spaudos konferencijos metu. Iš ties labai džiaugiuosi, kad ši spaudos konferencija, matau, vyksta ir įvyko, nes iš ties iki paskutinės dienos dar vakar aš nežinojau, ar jinai tikrai įvyks, nes tikrai laukia patvirtinimo būtent tų pačių programuotojų. Savame suprantama dėl ko, dėl to, kad jie nori išlikti visi inkognito ir jeigu būtų tam tikros aplinkybės, kurios pasak jų būtų kėliusios tam tikrą įtarimą, būtų prašę, manau, būtent šią spaudos konferenciją stabdyti. Kodėl darau konferenciją viešai? Nes ką pristatysiu, tai savame suprantama turės labai jautrios informacijos ir dėl to, kad esu Nacionalinio saugumo gynybos komitetų narys ir esu susipažinęs su valstybės tarnybos paslapčių įstatymu ir kitais įstatymais, šios konferencijos metu neįvardinsiu įmonių pavadinimų, asmenų, organizacijų, tačiau turinį informacijos, kurios pagrindu susidarysite visą vaizdą, pateiksiu. Kad būtų visiems aišku ir žmogiška kalba, pristatysiu visas programuotojų priemonės, kurias jie naudoja, bet paprasta žmoniška kalba, kad būtų aišku, kas daro, o Kęstutis Tumelis yra būtent šiandien tam, kad patvirtintų mano informaciją, kad tai nėra išgalvota ir tai, ką aš dabar sakau, tai yra tikslu ir tikra. Jeigu kažkur suklysiu, jisai įsiterps, tačiau spaudos konferencijos metu jo prašymas buvo, kad daugiau jo per daug niekur neklausinėti, tik tai dėl tam tikrų, jeigu bus specifinių klausimų žiniasklaidos atstovų, jisai atsakys. Kęstutis sutiko dalyvauti ir įsiviešinti, nes tai buvo mano oficialus prašymas, nes kada teikia informaciją, tikrai būtina pasakyti, kokio patikimumo, kokio lygmens informacija yra. Jeigu skirstant nežinomo, vidutinio patikimumo arba aukšto, tai kai yra nežinomo, kai kažkas tai perpasakoja kažkokią informaciją, tai galbūt yra taip vadinamas lygmuo, jeigu vidutinio, tai galbūt tas asmuo, kuris suteikė tą informaciją, matė tam tikrus veiksmus, ką kiti asmenys daro. Tačiau aš kalbėsiu aukšto patikimumo informaciją, visa ta informacija buvo prieinama man buvo parodyta, nes aš kitaip nesutikau iš vis dalyvauti šiame tam tikrame informacijos viešinime ir tai galiu pasakyti, kad tai informacija yra aukšto patikimumo, su kuria aš susipažinau pats asmeniškai. Kaip viskas vyko? Maždaug prieš 3 mėnesius į mane kreipėsi programuotojai, kuriuos aš nepažįstu, su tam tikrų klausimų, ar Lietuva turi kibernetinių pajėgumų, kurie mato, kad prieš Lietuvą masiškai vykdomos kiberatakos ir ar turi pajėgumų būtent jas užkardinti, ar mato ir stebi. Be jokios abejonės diskusija buvo labai ilga ir mano įsakytos mintys, kad turim ir kibernetinio saugumo centrą, turim specialias tarnybas ir taip toliau, programuotojų neįtikino. Jie per tuos kelis mėnesius man pateikė informacijos
ne tik tai tam tikras nutekintos informacijos atkarpas, bet ir visą sistemą bei kur jinai laikoma. Jeigu žmogišką kalbą pasakyti, tai mes kalbėjome, daugiau tai kalbam apie juodą internetą, kuriame tikrai labai daug informacijos. Ir, kaip sakė programuotojai, ir aš taip supratau, bandau jums paaiškinti, kad paskutiniu metu programuotojai mato, kad į Lietuvą, tiksliau Lietuvą atakuoja iš įvairiausių valstybių ir tos informacijos, kuri yra nutekinama, kuri jinai kaupiama, yra sukurti sandėliai tam juodajam internete, kurie jau netgi suskirstyti valstybėm. Pavyzdžiui, tai net čia mes neišskirtiniai yra Lietuvos, Estijos, Lenkijos, yra praktiškai beveik visų ES valstybių sandėliai. Ir jie pastebėjo, kad būtent Lietuvos sandėlys jisai nuolat didėja ir ten informacijos kiekiai kaupiami kasdien labai dideliu mastu ir pakankamai intensyviai. Kokia ta informacija? Informacija iš ties nutekino ne taip, kaip jūs įsivaizduojat, galbūt, kuris sakau, kad kažkokios įsilaužimas į kažkokią įmonę, kaip buvo CTB nutekinimas arba kažkokios tai poliklinikos duomenys ir taip toliau. Informacija praktiškai nutekinama iš visų institucijų, praktiškai visų savivaldybių, nulaužti kodai, slaptažodžiai, prisijungimai prie tam tikrų jautrių vietų. Aš jau nekalbu, kad apie privačių asmenų nutekintus duomenis, susirašinėjimus, asmens kodus, slaptažodžius, prisijungimus prie paštų, ten yra viskas sudėliota. Nutekinimai yra ir iš ministerijų, iš kritinės infrastruktūros. Kai kuri informacija, kurią aš pamačiau, aš iš ties labai nustebau, nes maniau, kad būtent tos ryties informacija, kuri yra, negali būti įsilaužimų, negali būti nutekinta. Tačiau ten yra. Pakartosiu, tai yra jau nutekinta, kažkieno tai įsilaužimų būdų informacija, kuri sandėliuojama ir sudėliuojama labai kruopščiai, dėliojama į tam tikras vietas, kur yra ministerijos, savivaldybės, asmenys, prisijungimai prie bankų kortelių. Ir jeigu taip tik tai manyti, kad tai neaišku, kam jinai daroma. Programuotojai manė, kad tai ruošiama kažkokia galbūt pagal tam tikrą situaciją Rusijos kažkokia galbūt kiberataka, kurią panaudojus vienu metu tikrai galima išvesti absoliučiai visą mūsų sistemą tiek vidaus, savivaldybės, ministerijose ir privačių asmenų, nes tos informacijos pagrindų galima klonuoti, ta prasme, padaryti duplikatą ir paštų, ir prisijungimų, ir telefonų. Šiandien, jeigu būtų čia žiniasklaidos atstovai ir jeigu yra sutikimas, galima parodyti, kaip yra lengvai suduplikuojami telefonai, nes ten būtent guli irgi tam tikros programos, kur gali bet kuris prisijungęs nusikaltėlis ar programišius, suvedus tam tikro žmogaus. Kalbėsiu tik tai apie telefonus, telefonų numerį, vieno ir kito, įsiųsti žinutę, apsimetus tuo asmeniu ir įvyktų susirašinimas, kada žmogus negali suprasti, kad tai bendravimas būtent tarp jų asmenų, kažkokių giminaičių ir jisai gali neįtarti, kad tai yra būtent duplikatų būdu bendravimo. Baisiausiai, kad pasirodo yra galimybė bendrauti tiesiog online režimu, pasinaudos dirbtinį intelektą, pakeičiant balsą. Ir žmogus, kuris bendraus, ar jums paskambys, jisai galvos, kad bendrauja su artimu žmogumi ir jis gali išduoti bet kokius slaptažodžius ir kodus. Kada aš gilinausi į šią sritį, supratau, kad tai ypač pavojingas būdas, nes jau kalbant tik tai apie kriminalinius nusikaltimus, nes jeigu išgauti prisijungimų prie bankų sistemus, tai yra labai paprasta. Turbūt mes žinom, kad Smart ID sistema tikrai labai saugi Lietuvoje ir bankai netgi traktuoja, kad jeigu iš jūsų pavogtų kažkokius tai pinigus, tai ar nežinia, ar jūs atgautumėt, nes bankai galėtų sakyti, kad jūs pats atidavėt neatsargiai savo slaptažodį ir prisijungimas įvyko, dėl tų praradot pinigus. Bet tai yra pavyzdys, kaip galima apgauti pasinaudojant tomis programomis ir tos kibernetinių šnipinėjimų būdų išgautais duomenimis, pasinaudojus dirbtinį intelektą, apgauti viską ir išgauti bet kokią sistemą, bet kokią informaciją ir prisijungti prie jūsų bankų. Kai pamačiau, kad jeigu jūs sutiksit, mes galim dabar, kol mes kalbam, paprasčiausių būdų per 5 minutės tą padaryti jūsų sutikimu, klonavimą, kad jūs patys įsitikintumėt, kad tai yra labai paprasta. Kai pamačiau, kad
tam tikra jautri informacija yra, kurioje pasinaudojimus galima išvesti iš sistemos pavyzdžiui. Kalbėsiu apie vieną savivaldybę, savivaldybės neįvardinu, tačiau tie duomenys jau perduoti kibernetiniam saugumo centrui. Pavyzdžiui, prisijungti prie šviesoforų, visų šviesoforų, miesto šviesoforų, jungti raudoną šviesą ir palikti tam tikrą algoritmą, kur netgi administratorius vėliau negalės pakeisti spalvos. Tuo pačiu metu galima prisijungti prie visų nuotolių valdomų, pavyzdžiui, vandens siurblinių, tiekimo vandens sistemų, pakelti slėgius, sureguliuoti, juos sugadinti arba išvesti iš rikiuotės, galima netgi ir susprogdinti. Ir tai galima padaryti labai nesunkiai, nes tuose sandėliuose visos schemos prisijungimo kodai guli. Aš tik tai vardinu keletą tam tikrų nutekintų duomenų ir situacijų, kurios sudarytų įvaizdį, kad jeigu norėtų kažkas tai padaryti kažkokį padaryti teroristinį aktą arba sukelti sąmyšį valstybėje, tai yra labai paprasta. Mano tikslas buvo programuotojus įtikinti bendradarbiauti su mūsų valstybė ir vyriausybė, su mūsų valstybinėmis institucijoms, jie sutiko, nes paprastai taip ir vyksta, kad valstybės juos samdos, daro kontraktus, nes kitokiu būdu įsiaiškinti šitas aplinkybės praktiškai neįmanoma. Kęstutis yra tas žmogus, kuris atstovauja tą bendruomenę ir sutiko dalyvauti ir perduoti duomenis mūsų tarnyboms. Dėl to aš kartu su Kęstučiu nuvykau prieš mėnesį į kibernetinio saugumo centrą, kad pateiktų tą informaciją, apie kurią aš dabar kalbu. Mano tikslas buvo ne tik, kad juos suvesti, bet tų pačių ir stebėti, kiek kibernetinio centro atstovai turi informacijos, ar Kęstučio pateikiama informacija jiems yra žinoma jautri, kaip veikia pas mūsų sistema, kad perduota informacija, kurie turėtų reaguoti mūsų atsakingos tarnybos, kad užkardinti vienokius ar kitokius galimus teroristinius aktus arba sabotažus. Susitikimo metu įsitikinau, kad taip, mes turim kibernetinio saugumo centrą, mes turim specialistus, tačiau tą, ką pateikė Kęstutis, jiems ir tas vietas, kurio galima būtų sandėliuoti, kur sandėliuojama nutekinta informacija, jiems nebuvo žinoma. Stebėdamas diskusiją mačiau, kad Kęstutis teikia daugiau informacijos, negu jiems patiems jinai buvo anksčiau prieinama. Ir priėjom išvados, kad kibernetinio saugumo centro vadovas sutiko su tą aplinkybę, apie kurią kalbėjom, kad jeigu, pavyzdžiui, per vieną naktį galėtų Rusija, kur kelia mums grėsmę padaryti kibernetinę ataką, kuri išvestų absoliučiai visų mūsų sistemas, remiantis tą informaciją, kurią teikia Kęstutis, jis pritarė, kad taip, per vieną dieną galima išvesti mūsų Lietuvos valdybėse sistemas, sukelti net tik paniką, nulaužti žmonių kodas, pavogti tam tikrus pinigus iš bankų, įsiųsti tam tikras žinutes, kad sukiršinti bendruomenės, pakeitus tam tikrus arba pasinaudos kibernetinio šnipinėjimo programa ir dirbtinio intelektų panaudos tam tikrą balsą, pavyzdžiui, migrantams, kurie yra dabar atvykę į Lietuvą iš mūsų migracijos departamento, apsimetus migracijos vadovės asmenių žodžiu, pasiūsti tam tikrą žinutę, kurie supriešintų. Žodžiu, mes priėmėme sprendimą, kad taip, sistema yra nekontroliuojama ir valstybėje nieko negali padaryti, nes šiai dienai, ką mes galime, tai kibernetinio saugumo centras pagal mūsų egzistuojančią politiką fokusuojasi į kritinio tinklo apsaugą ir strateginių objektų apsaugą. Visa ta kita sritis arba kitas laukas yra neapsaugotas. Kalbėdamiesi būtent kibernetinio saugumo centre priėmėm sprendimą arba susitarimą, kad būtent šie programuotojai sutinka bendradarbiauti su Lietuva ir apsikeitę duomenimis, jie turėjo tai padaryti. Tačiau man toliau su jais bendraujant pastebėjau, kad vis dėlto viskas vyksta labai vangiai ir būtent programuotojai man kėlė vėl tam tikrus klausimus, kodėl valstybė nieko nedaro, negali užkardyti tam tikrų duomenų, kurie yra nutenkinti, nes tai yra pavojinga. Kai aš paklausiau, ką turite omeny, tai pavyzdžiui pasakė, kad turi keli mėnesiai guli praktiškai visų žiniasklaidos priemonių nutekinti kodai slaptažodžiai.
ten yra greičiausiai ir tam tikri inkognito atstovai, susirašinėjimai, galima prisijungti prie jų ne tik tai tam tikrų paštų, bet ir valdyti jų galima atsiskaitimus grynaisiais pinigais. Yra nutekinti ir pateikti duomenys, kai praktiškai neįvardysiu pavadinimų vienos partijos visi serveriai ir jie mato visus paštus susirašinėjimus ir gali padaryti pavyzdžiui prieš rinkimus tam tikrą kibernetinę ataką ir pakeisti tiek Facebookus arba tinklalapiuose jų logotipus į pavyzdžiui Rusijos taip toliau. Pateikė duomenys, kad čia jie vadina tai labai nesudėtinga informacija, kur yra nutekinta per Tamo dienyną virš 120 000 vaikų duomenų. Vaikų. Tai yra vardai, pavardės, gimimo metai, prisijungimai prie pašto, jų susirašinėjimai, mokytojų. Praktiškai nieks nesaugu ir būtent per Tamo, pavyzdžiui, dienyną prieiti prie švietimo ministerijos ir nueiti vėliau į tą kritinę mūsų infrastruktūrą ir te palikus tam tikrus pėdsakus jie išvesti iš rikiuotės. Tai galiu pabrėžti, kad kibernetinio saugumo centras dirba, bet žinant jų pajėgumus, matomai užkardyti visko negali. Juolab, kaip ir man patvirtino programuotojai, kad bandydami kibernetinio saugumo centro darbuotojai jungtis prie tam tikrų kaip aš vadinu, sandėlių arba tam tikrų vietų, kur jau guli nutekinta informacija, be jų pagalbos vis dėlto jiems to padaryti nepavyksta. Tai man tik tai sudarė, dar sykį įsitikinau, kad informacija, kurie jie teikia, jinai yra tikra, bet vis tiek tai yra valstybės neįgalumas užkardyti visą tai. Šiuo metu su turimais duomenimis ir turime kažką daryti, dėl to priėmiau sprendimą. Po truputėlį šią informaciją viešinti. Nekartą užsiminiau Nacionalinio saugumo gynybos komitete, kad yra tokių duomenių. Tačiau tai buvo vangiai mano kolegų sureaguota. Taip, sako problema, bet mačiau, kad nesuvokia mastų. Be jokios abejonės tą informaciją esu jau pateikęs ir Valstybės saugumo departamentui, kuris taip pat pripažįsta juodo interneto grėsmės, tačiau tiek, kiek teikia valstybė resursų, pinigų, yra nepakankama. Ir jeigu būtų daroma tam tikra ataka, manau, kad mes šios šiai dienai net laikytume. Be jokios abejonės už visą kibernetinį Lietuvos saugumą atsakinga yra, kas liečia žvalgybos institucijos kibernetinio saugumo centras, turime apirtinį departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos, bet manau, kad šiai dienai mes Lietuva yra neįgali arba negalime su tokiais pajėgumais, kurios dabar turime tą grėsmę užkardinti. Ar yra norinčių pabandyti tą programėlę, kuri jums, ką aš dabar sakau, jums įrodytų, kad vis dėlto yra labai paprasta užvaldyti ir jūs net nesuprasit, atrodytų, kad jūs susirašinėjo, o jūsų telefonas buvo klonuotas. Jeigu po mūsų spaudos konferencijos mes tai galėsime parodyti ir tai įrodyti jums. Matydamas, kad vis dėlto tas būdas, su kuriuo bendrauju būtent su programuotojais, jisai daug rezultatų neduoda. Aš vis dėlto išprašiau jų, kad vis dėlto eisiu į viešumą. Ir jos tikslas yra tas, kad apie tai turi žinoti žmonės, žiniasklaida, visuomenė ir tie politikai, kurie priiminėja sprendimus. Dėl to mano bus siūlymas, kad naujos sesijos metu sudaryti specialią komisiją, kad į kurią būtų įtraukta kuo daugiau mūsų Seimo kolegų į skirtingų partijų, turinčių leidimus dirbti su įslaptinta informacija, nes programuotojus pavyko įtikinti, kad jie parodys ne tik taip mechanizmus būdus, bet ir parodys tuos sandėlius ir kokio jautrumo informacija ten guli, kad galėtume pajungti valstybės pajėgumus ir lėšas būtent užkardant šias grėsmes. Kai gavau sutikimą, programuotojai man pateikė informaciją, kuri galutinai mane įtikino vis dėlto išeiti į viešumą ir imtis skubių veiksmų. Dabar kalbėsiu apie pačią jautriausią dalį ir svarbiausia, ko gero daugiausiai jūs dominančią, kalbėsiu apie rinkimų sistemą.
Programuotojai po to, kai buvo paskelbtas oficialiai parašų rinkimas internetu, jie pastebėjo, kad šitą turiu pasakyti, Tėvynės sąjungos, tai yra konservatorių partijos atstovė Ingrida Šimonytė, pradėjo rinkti labai greitai didelį kiekį parašų. Kai man pradėjo kelti klausimą, ar mums tai nesukelia įtarimų, aš pasakiau, kad gal taip, gal jų bendruomenė labai aktyvi, galbūt taip ir turi būti, gal tai ir normalu, nes panašu, kad tai buvo ir praeitą kartą. Iš ties noriu pasakyti, aš nekaltinu nieko ir nieko nenoriu teikti, kad tai daroma kažkas tai bus su konservatorių partijos žinia, bet aš perpasakoju, ką man sakė programuotojai, kad jis stebėjo, kad per labai trumpą laiką negalėjo normaliai to bendruomenė surinkti tiek informacijos. Man aiškinantis, kodėl jie taip teigia, jie paaiškino, kad būtent iš tų sandėlių, kur yra nutekinti duomenys žmonių, senyvo amžiaus, ligotų, ir taip toliau, galima padaryti netikras anketas, tuos vadinamus botus, kurie apsimetę asmenimis gali prieiti prie valdžios vartų ir gavę tam tikras autentifikacijas, apgavus šią sistemą, prabalsuoti už tam tikrą asmenį. Aš pasakiau, kad ar tai yra tik teorinė galimybė, jie iš ties sako, mes jeigu klausėme, tai mes matome ir žinome ir mane įspėja ir toliau tęsiant man pokalbį, man tada uždavė kontraklausimą, kuris tikrai gali sukelti bet kokį įtarimą. Klausimas uždavė, kodėl Šimonytė sustabdė parašų rinkimą. Šiaip rinkimas parašų nesibaigęs. Tegu renka žmonės, balsuoja ir taip toliau, tai nekainuoja nei vienai partijai papildomų lėšų ir pinigų. Tačiau Šimonytė vienintelis sustabdė. Aš bandžiau aiškintis, ką jie turi galvoje, kokiu aplinkybių, jie paprasčiausiai man paaiškino, tik arba davė klausimą, ar negalėjo būti taip, kad sustabdyti tam, kad neliktų pėdsakų, kuriuos galima vėliau, arba kuriuos vėliau atsekti bus labai sudėtinga ir galbūt net neįmanoma. Aiškinantis toliau aplinkybės, man pasakė ir patvirtino, ir tikrai jie sutinka dabar skubiai bendradarbiauti su mūsų atsakingom institucijom, pasakė, kad, klausykit, mūsų VRK sistemoje, būtent internetinėje erdvėje, yra paliktos klaidos, kurios buvo pastebėtos jau berods 2019 metais. Jeigu paprasta žmoniška kalba sakyti, tai yra, kalbėsiu taip, kad yra valdžios vartai, per kuriuos kreipimas į tam tikrą patvirtinimo, kaip pasakysiu, kaip visi matėte, jeigu per valdžios vartus, kad patvirtinti, ar jūs esate gauti tam tikrą autentifikavimą, ten nurodo, kad kreipitės eikit per Svetbanką, SEB-banką arba tam tikras kitas organizacijas. VRK sistemoje yra pasirodo ir unijų arba tam kitų organizacijų, kuriuose galimai gali būti tam tikrų spragų, per kurias gali tie piktavaliai pasinaudoti. Aš dabar neįvardinu per ką, bet būtent programuotojai pasakė, kad mato ir tikrai šiai dienai yra ir yra galimybė, kad pasinaudot tą pačią klaidą arba tom pačioms prisijungimo klaidomis, kurios dar buvo nufiksuotos 19 metais ir jos yra neištaisytos, paveikti ir suklastoti duomenis labai nesudėtinga. Kyla klausimas, jeigu atsakingi programuotojai matė, kodėl nepanaikino šitos spragos. Kai visą tai man pasakė programuotojai ir kreipėsi į mane, kad sako, arba reikia stabdyti, arba tai turim paviešinti ir imtis kažkokių skubių veiksmų. Aš darydamas šį pranešimą oficialiai, būdamas Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas, kreipiuosi į institucijas, dabar ir būtent į VRK, kad skubiai patikrintų esamas spragas ir jeigu ir buvo padaryti pažeidimai, stabdytų parašų rinkimą, informuotų visuomenę. Programuotojai sutinka atskleisti tas vietas ir tai galės padaryti iš karto po šiandien, po mūsų susitikimų, nes tai tikrai yra skandalinga informacija. Šios spaudos konferencijos metu ne tik tai norėjau šokiruoti visus, kad mes esam neapsaugoti ir aš taip pateikiau tik tai dalelytę informacijos, kurios yra nutekintos ir guli ir yra paruošta kažkam tai ir prie kurios mūsų tarnybos kol kas neprieina. Ką turime daryti skubiai?
ką aš ir kalbėjau, kad specialioji Seimo komisija, kuriai tai galės pateikti tam tikras spragas ir kas yra, galėtume sukurti įstatyminę bazę, kuria, pavyzdžiui, įpareigotų Telia Bitę, Tele2, praktiškai per savaitę priimti tam tikrus sprendimus programiškus, kurie uždraustų klonuoti mūsų telefonus ir taip sustabdytume mes tūkstančius nusikaltimų, kurie būtent gaunami sukčiavimo būdu. Be jokios abejonės reikia ir tam tikrų pakeitimų arba sutarimų su bankinė sistema, kad vis dėlto įrodant, kad nėra taip saugu, turint labai saugią sistemą, pavyzdžiui, Smart ID, sakyti, kad mes patys kalti, jeigu kažkokia vagystė iš bankų įvyksta. Kai kalbėjomės su programuotojais, kurie taip pat dirba ir man informavo, ir su pasaulinėm kompanijom, dirba su Jungtinių Amerikos valstijų už kibernetinį saugimą atsakingom programomis ir taip toliau. Kai iškėliau klausimą, kad Facebookas, vyriausybė šiaip kreipėsi dėl tam tikros informacijos, kur Facebookas naudoja, blokuoja anketas ir taip toliau, ir Facebookas parodė, kad nebendradarbiauja su Lietuvos vyriausybė, programuotojai iškart pasakė, kad ir nebendradarbiaus, nes būtent jie žino, kokia apgailėtina yra kibernetinio saugumo aplinka Lietuvoje ir pabrėžė tai, kad Lietuva turim patį greičiausią internetą pasaulyje, esam treti, įsivaizduojant pasaulį pagal pajėgumus, tačiau esam labiausiai neapsisaugę. Todėl niekas nebendradarbiaus ir dėl to, kol mes neįgalinsim savo kibernetinio saugumo tarnybų, būtent užtikrinti mūsų kibernetinę erdvę, praktiškai panašu jie ir nebendradarbiaus. Yra siūlymų, kaip įvesti tam tikrą kibernetinio saugumo lygių sistemą, kaip atrinkti administratorius ir vykdyti tam tikras šifravimo programas, bet tai yra tolimesnio darbo, kurį galėsim daryti su programuotojais, bet tik tai gavę tam tikrus sutikimus arba pritarimus būtent politiniam lygmenį visų partijų, būtent atstovų, kurie dalyvautų toje specialioje komisijoje. Dar vienas akcentas apie botų tą tinklą, kurį programuotojai taip pat laiko labai pavojingų, kai pasinaudojus tam tikrais, kaip ir nutenkintais duomenys sukūrimus netikros anketos, jie mato, kad kiekvieną dieną tuose sandėliuose tų botų kiekis auga ir kur yra grėsmė. Iš pradžių jie manė, kad tai gali padaryti kažkokią, tai, kai sakau, kibernetinę ataką, gal iš Rusijos ar iš Baltarusijos, tačiau jie pastebėjo, kad tų botų augimas yra būtent sutapimas ar ne, būtent susirišę su artėjančiais rinkimais. Tai tie, kurie matome, mes iš ties galim pastebėti, kad netikros anketos, Facebook anketos tikrai mus kviečiasi į draugus. Ir botų pagalba iš ties galima pagal tam tikras kombinacijas, kurias programuotojai irgi žino, atrinkus mūsų tam tikrus profilius, išsiuntinėti tam tikras žinutes, kurios vienai par kitaip kompromituotų rinkimų metu bet kokią partiją arba partijos atstovus ir galėtų daryti didelę įtaką rinkimų metu. Kad tai užkardinti, iš ties mums reikalinga bendradarbiauti su Facebook atstovais, su Meta. Ir vyriausybė tikrai, mūsų vyriausybė, priėmus tam tikrus sprendimus, turėtų tikrai užkardinti būtent šią spragą, ypač rinkimų metu.